Sveiki, čia Valinsas Balsevičius ir šitam video kalbėsiu apie perdangų nuolydžius. Tai yra pora būdų juos sukurti ir rezultatas taip pat dar priklauso ir nuo perdangos struktūros. Čia aš turėsiu viensluoksnę perdangą, čia dvisluoksnę su šilumos izoliacijų. Taigi aptarsime, jeigu norime nuolydžius turėti iš vieno sluoksnio, tai kaip tai padaryti taip pat. Tai paprasčiausias būdas sukurti nuolydį yra, kai mes turime perdangos kontūrą, mes galime nubrėžti tiesiog nuolydžio rodiklę, pasirenkame brėžti ir galime nurodyti nuo kur iki kur turėtų būti nuolydis. Ir dabar jeigu pažymėsiu rodiklę, matote savybės, čia yra koks yra aukštis, angliškai at tail, tai čia pradžioje rodiklės ir pabaigoje koks aukštis, kokia altitudė bus čia. Tai šiuo atveju reiškia, kad šitas galas bus aukščiau negu šitas. Ir jeigu aš tiesiog patvirtinsiu, pasižiūrėsime į pjūvį, mūsų plokštė dabar su nuolydžiu. Kitas variantas yra plokštė pažymėję. Galime spausti tokį elementą, modify sub-elements. Įsijungia toks modifikavimo režimas ir mes galime pasirinkti bet kurią kraštinę ir įvesti, kokia yra jos altitudė arba bet kurį tašką. Ir čia galima pasirinkti atstumą, koks bus nuo viršutinės perdangos plokštumos arba nuo lygio plokštumos. Tai su minusu bus žemyn, su pliusu aukštyn. Galima įvesti vertę, kiek norime tą tašką pakelti arba nuleisti. Tai tarkim, aš pagal viršutinę plokštumą pasirinksiu ir sakysiu, kad šita kraštinė būtų 300 aukštesnė. Tai 300, o šitos yra 0. Tai reiškia 300 šitą aukštesnę kraštinę, arba galiu tą patį padaryti pasirinkęs abu taškus ir įvedęs jiems po 300. Tai paspausim užbaigimo, tiesiog escape paspaudžiu. Ir jeigu pažymėsiu šitą plokštę, matosi, kad aktyvus yra reset shape, tai būtent reiškia, kad modifikuota šitą plokštę naudojant šitas funkcijas. Tai nueinam į pjūvį, pasižiūrim, kaip šitą plokštę atrodo ir matome, kad taip, jinai dabar irgi yra 300 šitas kraštas aukščiau negu šitas. Su šitą modify funkcija galime vėl eiti modify ir galime pridėti papildomų taškų. Tarkim, jeigu aš čia kažkur pridėsiu papildomą tašką ir pasakysiu, tarkim, šitą sugrąžinsiu taip, o šitą tašką pasakysiu, kad čia yra, tarkim, minus 50, Ir paspausim escape vėl ir nuėjus į pjūvį, matome, kad jau čia yra 0, ties viduriu čia kažkur yra 50 minus ir čia vėlgi yra 0. Taigi galime kurti su nuolydžiais perdangos plokštės, naudodamisi šitą funkciją. Tačiau pabandykime šiek tiek ekstremaliau padaryti, kad ryškiau matytųsi galbūt ir šiek tiek pjūvį paslinkti link vidurio. Ir dabar gal kažkiek aiškiau matosi ta perdangos plokštė. Tačiau matosi, kad betoninė plokštė irgi turi nuolydį ir izoliacija turi nuolydį, tai čia šitas variantas statybininkams gali nepatikti. Tai naudojant šitą modify subcomponents galime padaryti taip, kad apatinis sluoksnis perdanga būtų lygi, horizontali, o nuolydis būtų formuojamas iš pažymėtų sluoksnių. Taigi, jeigu paimsiu edit type, nueisiu į structure, kaip matote, turiu 2 sluoksnius, vienas betoninis 200 ir kitas šilumos izoliacija 150 storis. Tai dabar jeigu pažymėsiu variable, paspaudžiu OK. Ir dabar matosi, kad betoninis sluoksnis yra vienodo storio, horizontalus, o šilumos izoliacijos sluoksnis turi nuolydį, sumažėjo ties centru jo storis. Tai tokiu būdu panaudoja kintamo sluoksnio varnelę plokštės konstrukcijos redagavime. Galime suformuoti sluoksnius su kintamu storiu.
Jeigu šią plokštę pasirinksiu tokio pačio tipo kaip prieš tai buvusi plokštė, kur yra sluoksnis nustatytas su kintamos sluoksnio storiu, matysime, kad nieks nepasikeitė. Vis tiek abu sluoksniai yra vienodo storio, todėl kad šiuo atveju buvo naudota slope arrow, nuolydžio rodiklė ir tokiu atveju įtakos sluoksniams ta varnelė neturi. Tarp kitko, naudojant floor kategoriją elementus, tai perdangos plokštės kraštai yra visada vertikalūs, nesvarbu ar plokštė su nuolydžiu, ar be nuolydžio, vis tiek kraštinė bus nupjauta vertikaliai. Ir, pavyzdžiui, dirbant su surenkamais elementais, man tai labai netinka, kadangi man reikia, kad galai būtų statmeni viršaus plokštumai ir tokiu atveju aš naudoju tada structural framing elementus perdangos plokštėms sukurti, bet tada stengiuosi laikytis vientisumo ir jau tada tam projekte visas surenkamo gelžbetonio plokštės modeliuoju kaip structural framing elementus. Tai tiek apie perdangų nuolydžius. Iki.